Sveiki, esame Utenoje nevyriausybinio organizacijų mugėje ir kalbamės su projekto Sėkmės vaikai organizatoriumi Šarūnu. Taigi, sveikas Šarūnai, šiek tiek norėčiau, kad papasakotum apie Sėkmės klubą, kaip sugalvojai šį projektą vykti ir panašiai. Na, viskas prasidėjo ganėtinai paprastai, kada pradėjau domėtis labiau neformaliuoju ugdymu. Ir, ta prasme, taip jau sutapo, kad sugalvojau išmėginti jėgas projektų rašymų srityje ir, nežinau, tėvam padėjus tiesiog pavyko ir štai mes turime šitą projektą jau gyvendinti ir tikiuosi. Gal gali šiek tiek papasakoti, kaip buvo tas projektas vykdomas, kokios veiklos buvo organizuojamas? Na, iš tiesų tai buvo taip. Pirmoji dalis buvo taip, kad 10 žmonių rinkdavosi tam tikromis dienomis susitikti su tam tikros srities specialistais. Tai gali būti, sakykime, buvo pravestos paskaitos atminties lavinimo temomis arba viešojo kalbėjimo, kūno kalbos, na ir įvairiom kitomis, kurias galima realiai ir praktiškai pritaikyti. O toliau? O toliau buvo taip, kad tie dalyviai, kurie užsiiminėjo šitomis praktikomis, surengė 10 susitikimus su kitos mokyklos, Saulės gimnazijos, ta prasme, mokiniais ir stengiasi perteikti gerąją patirtį. Ir dar girdėjau, kad projekto pabaigoje buvo organizuojamos kelios iššūkos, gal galėtume apie šiek tiek plačiau papasakoti? Taip, kadangi, kad šiek tiek prasiblaškyti nuo mokslo ir, kaip sakoma, buvom iškeliavę į Valiušio muziejų aplankyti ir taip pat susipažinti su tenai vykusiu renginiu. Ten buvo pristatomi tam tikrų istorikų darbai, buvo kalbama apie sovietinę okupaciją, kas ganėtinai buvo įdomu. Ir taip pat buvom nukeliavę į Antano ir Motiejaus Miškinių sodybą. Tenai irgi buvo kultūrinė tokia kaip ir išvyka. Ko pats pasisėmė iš tą projektą, kokios patirties įgavai, kas labiausiai tau patiko? Oi, aš čia tiek patirties pasisėmiau kaip niekada gyvenime. Tiesiog man tai buvo labai didelis išbandymas. Vien tik tai kiek aš klaidų padariau. O Dieve, ta prasme, iš jų galbūt ir mokomės, bet ta prasme, būtent tos klaidos, būtent ta patirtis organizuojant, bendrauti su žmonėmis ir taip toliau, man bent jau tai yra neįkainojama. Taip ir dabar, kokius planus, kuris savo ateičiai, ką planuojate toliau veikti? Na, aš tikiuosi visų pirma įstot galbūt, jeigu nepavyks įstot, tai praleisiu metus, pakeliausiu turbūt, bet visą laiką, kaip sakoma, galvosiu apie tokius kaip ir socialinius dalykus, nes tai kažkaip artima jau man prie širdies. O su pačiu Sėkmės klubu dar planuojate kažkokių naujų projektų ar ir pabaigsite šiuo renginiu? Na, manau, mes dar surengsim socialinę akciją bibliotekoje su intencija paskatinti mokinius labiau domėtis, skaityti. Bus matyti. Ačiū tau.